Pasižiūrėkim, kągi sielos vedlys jums nori pasakyti šiandien, kad kažkokią žinutę klausykit, kuri ateis per oro stichiją, per medijas, per kažkokį vaizdą, garsą, eterį, kad tai yra žinutė jums iš sielos vedlio, kaip palengvinti naštą, išeiti iš kažkokio sunkumo. Galbūt jūs ar prašot patarimo savo sielos vedlio ar šviesos jėgų, kad jie pasiruošę duoti, klausykit ir kad tai suteiks jums tokį džiaugsmą, laimę, norų išsipildymą. Kitiems ta žinutė ateis per meditaciją, kad paklauskit savo vedlio, atsakys, ir kad tai bus netgi šokiruojančiai, kad tai bus netikėta galbūt, bet būkit pasiruošę ir kad pakeis jūsų kažkokią situaciją iš esmės, kad jūsų vedlys labai nori jums pranešti, bet neranda kaip. Taigi per meditaciją, per įvairias žinutes, perskaitykit, suvokit ir kasgi tada matosi, kad jūs pajausit tokį saugumo pojūtį ir kažkas tai galbūt ir norit sutikti žmogų, artimą sielą, kad vedlys jums patars, ką jums daryti dėl to.